Sveiki, čia Smėjus ir šiandien žaidžiam Scrabble. Taigi, šis žaidimas skirtas 2-4 žaidėjams. Amžius ant dėžutės siūlomas yra 10 ir daugiau. Ir žaidimo trukmė gali trukti nuo pusvalandžio iki valandos. Kaip visada, laikas labai priklauso nuo žaidėjų. O dėl žaidėjų skaičiaus, mano nuomonė, geriausias yra 2 žaidėjai. Tai yra, kai žaidžiama vienas prieš kitą. Taigi, greitai šokime prie žaidimo pasiruošimo. Žaidimui pasiruošti, padėkite pagrindinę lentą taip, kad daugumai būtų malonu ir lengva žiūrėti, kaip dedami žodžiai. Kiekvienas žaidėjas pasiima po vieną šį stovelį ir įsitraukia po 7 raides. 1, 2, 3, 4. Įsitraukia 7 raides, žinoma, jas galima susidėti labai gražiai į šį stovelį, tam jie ir skirti. Žaidžiant dviese galima netgi pasimti po 2 stovelius, kad būtų galima paprasčiau dėliotis žodžius. Padarius tai, reikia nuspręsti, kas pradės pirmas. Tai daryti siūlyčiau vienu iš būdų. Pirmasis būtų, tarkim, kas paskutinis sprendė kryžiažodį, tas pradeda. Arba kitas būdas, kuris man labiau patinka, tai kiekvienas žaidėjas traukia po raidę. To raidė, kurio yra arčiau alfabeto pradžios, nusprendžia, kas pradeda. Tiesa, pasiruošimui dar jums taip pat reikėtų popieriaus lapo, nedidelio, ir tušinuko, pokštą. Kai viską turite, galite pradėti. Ir žaidimo esmė yra, žinoma, surinkti kuo daugiau taškų. Kiekviena raidė turi savo taškus dešiniajame apatiniame kampe, kiek raidė verta. Ir taip pat ant žemėlapio, ar ant lentos tiksliau, galite matyti keletą dalykų kaip 2 kart raidė, 3 kart raidė, 2 kart žodis ar 3 kart žodis. Tad šis žaidimas tikrai reikalauja strategijos ir tikrai neblogo lietuvių kalbos išmanymų. Tad bėkime prie taisyklių. Pirmoji taisyklė, nuo ko prasideda žaidimas, tai yra tai, kad žodžiai visada privalo eiti iš viršaus į apačią arba iš kairės į dešinę. Tai yra 2 pagrindinės taisyklės, kad nesimaišytų žodžiai. Dabar kaip galima dėlioti žodžius. Kaip kad sakiau, pirmasis žodis privalo būti bent viena jo raidė per vidurį. Kokius žodžius galima naudoti? Tai yra viena iš tikriausiai sudėtingiausių šio žaidimo dalių. Tai yra tai, kad pirmiausia pasakysiu, kokių tikrai negalima naudoti. Tai yra tikrinių žodžių. Tai yra visi žodžiai, kurie prasideda didžiąja raide. Negalima naudoti cheminių elementų sutrumpinimų, cheminių, fizikinių, matematinių, nesvarbu, jokių sutrumpinimų negalima. Kaip kad, pavyzdžiui, ten omega ar chloras parašyti CH, tai tokių dalykų negalima. Taip pat negalima naudoti jokių svetimybių. Ir taisyklė yra ta, kad galima naudoti visus žodžius, išskyrus tuos, kuriuos jau paminėjau, kurie yra dabartinėme lietuvių kalbos žodyne. Bent jau taip sako taisyklė. Žinoma, visada galima įvesti namų taisyklės, kaip kad, pavyzdžiui, nenaudoti jokių keiksmažodžių, ar negalima naudoti ištiktukų ir taip toliau ir panašiai. Čia jau kaip nuo pačių priklauso.
Tai tiek apie pačius žodžius, dabar kaip dėlioti juos. Dėlioti, kaip kad sakiau, reikia pradėti nuo vidurio. Tiksliau, kad pirmasis žodis savo bent vieną raidę būtų viduryje. Tai, tarkime, padėkime žodį. Vartus. Taigi tai yra tikrai normalus žodis, daiktavardis, atsakantis į klausimą ką. Ir tiesa, vienas gan įdomus dalykas būtent žaidžiant Scrabble lietuvių kalbą, tai yra, kad žodžius tikrai gan įdomiai galima kaitalioti jų pačioje formoje. Tarkime, kad turi žodis vartai. Galima pasakyti daugiskaita, vartus, arba kam, vartams, arba kur, vartuose ir taip toliau ir panašiai. Tad kiekvieną žodį tikrai galima pakeisti taip, kad būtų lengviau jums jį padėti. Taigi, kaip skaičiuojami taškai? Pirmiausia, žinoma, skaičiuojama už kiekvieną raidę. Tai yra 1, 2, 3, 4, 5, plus 4, taigi 9. Tačiau ši raidė turi 2 kart raidė. Taigi, čia būtų iš karto 8. Taigi, 8, 10, 13. Ir užsirašote savo blanknote ar ant savo popieriaus, kiek žmogus gavo taškų. Tada įsitraukite tiek raidžių, kiek padėjote. Visada turite turėti 7 raides. Ir tada sekančio žmogaus ėjimas. Porą niuansų, kaip galima dėlioti žodžius. Dabar nekreipkite dėmesio į tai, ką dedu, tiesiog dėsiu pavyzdžius, kaip galima juos dėlioti. Visada po pirmo ėjimo reikia padėti žodį taip, kad jisai susijungtų kažkokiu būdu su jau padėtais žodžiais. Taigi sekantis žodis kažkokiu būdu turi susijungti čia. Tarkim, tiesiog paimti kelias raides ir jas sudėti štai taip. Ir tada skaičiuojami taškai taip. Dar yra keletas būdų, kaip kad pridėti ką nors prie žodžio. Tarkim, pridedi kelias raides ir gauni visai kitą žodį. Tai taip pat leidžiame. Ir skaičiuojami vėl visi taškai. Tačiau nebeskaičiuojama ženkliukas, kuris jau buvo uždengtas prieš tai. Tad šiuo atveju ši 2 kart raidė jau nebesiskaičiuos, nes tai jau buvo panaudota prieš tai. Dar vienas dalykas, koks yra gan įdomus, tai yra sudėti žodį taip. Jisai jungiasi čia, tad turi ir čia susidaryti žodis. Ir skaičiuojasi tada iš karto 2 žodžiai. Taigi pasiskaičiuojas šis žodis, ši raidė pasinaudos tik vienam iš tų žodžių ir tada vėl suskaičiuos dar ir šitą žodį. Ir abu susidės ir už tai gaunami taškai. Jeigu atsitinka taip, kad pasinaudoja 2 kart raidė ir 2 kart žodis, pirmiausia suskaičiuojam 2 kart raidė ir tik tada dauginam 2 kart žodis. Taigi šiuo atveju būtų 2, 4, 6, 12 kart 2, 24 taškai. Žinoma, čia ne žodis, bet ne tame esmė. Ir jeigu yra dar vienas variantas, jeigu sunaudojate savo ėjimu visas savo turimas raides, tai yra visas 7 iš savęs, gaunate papildomai 50 taškų. Tai nėra taip lengva, kaip atrodo, bet tikrai gan gerai pasukus galvą galima gan nedažnai sugalvoti, ką iš jų sudėti. Tiesa, yra dar viena detalė, kuri yra visiškai tuščia. Tai yra džokeris, kuris gali būti bet kokia raidė. Jų yra 2, tad padėjus vieną raidę, toje vietoje džokeris reikš būtent tą raidę, kurią pasirinks žmogus, kuris ją padėjo. Bet antrasis džokeris, nepriklausomai to, koks buvo prieš tai, gali būti vėl bet kokia raidė. Jeigu atsitinka toks variantas, kad įstrigote ir nieko negalite daryti, savo ėjimu
galite pakeisti savo raides. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tiesiog padėsite visas savo raides užverstas šalia, be išimties, negalima jokių pasilikti, visas jas užverčiat, įsitraukite naujas ir senas sumetate atgal. Taip praleidžiate ėjimą, tad labai nepatartina to daryti, nes prarandate daug taškų ir leidžiate savo oponentui įsiveržti į priekį. Tačiau kartais atsitinka tokių situacijų, kad jau nebėra ką padėti. Dar viena taisyklė, kurią pamiršau paminėti, tai yra ginčytini žodžiai. Jeigu žmogus padeda žodį ir jūs nežinote jo reikšmės, galite paklausti šio žmogaus. Ir jeigu jis nesugeba paaiškinti jo reikšmės, jis privalo pasimti žodį atgal. Jeigu jisai paaiškina ir jūs vis dar juo netikite, patikrinkite lietuvių kalbos žodyną internete, ar jeigu turite pas save. Ir jeigu jis ten yra ir atitinka tai, ką pasakė, žodis lieka ant lentos ir skaičiuojasi už jį taškai. Jeigu žodis yra pašalinamas iš lentos, žmogus nepraleidžia savo ėjimą, bet toliau ieško naujų žodžių. Taigi, tikiuosi, kad viskas buvo labai aišku ir su manaus žaidimo.